Gruodžio 6. Žmogus, kuris nesusivaldo, yra kaip atviras miestas, kurio sienos sugriautos. Patarlių knyga 25 skyrius 28 eilutė. Kova su pačiu savimi tai pati didžiausia kova, o Viešpaties žodis sako mums: kas suvaldo savo dvasią, savo protą, savo valią, geresnis už tą, kuris užima miestą, kadangi jis išmoko, kontroliuodama save, panaudoti tikro charakterio karingumą teisinga linkme. Po rimtų išbandymų kovojant su nuodėme ir savanaudiškumu savyje, po išėmimo rasto iš savo asmeninės akies, po to, kai nugalėsime pyktį, rūstybę, neapykantą ir vaidų savo širdyje ir kūne, tik tada pasitelkę šią sunkią kovą bei patirtį, būsime paruošti padėti broliams, padėti artimiems jų sunkumuose, padėti jiems įveikti jų apgultis ir silpnybės. Žodis dvasia čia reiškia charakterio būdą. Negalėti suvaldyti savo dvasios reiškia neturėti savikontrolės. Asmuo, kuris jos neturi, yra kaip griuvėsiai, jei kalbėsime apie jo charakterį. Saliamonas iliustruoja tokią būseną kaip miestas sugriauta ir be sienų. Pagal šią iliustraciją mūsų charakteris yra lyg miestas, o mūsų įvairios geros dorybės, namai, mūsų geros mintys, kareiviai ginantys miestą, o savikontrolė - sienos apsupančios miestą. Išorėje yra nuodėmė, klaida, savanaudiškumas ir pasaulietiškumas, kaip tie kareiviai vadovaujant šėtonui, jų generolui bei kūnui ir pasauliui, jo leitenantams. Jie pirmiausia atakuoja mūsų savikontrolę, o kada ji krenta, naikina kiekvieną gerą mintį ir dorybę mumyse. Pagrindinis mūsų rūpestis - neleisti pralaužti savikontrolės sienos. Taip elgdamiesi mes įrodysime, kad esame nugalėtojai šioje gynybinėje kovoje ir išsaugosime savo simbolinį miestą nuo sugriovimų. Klausimai: ar šią savaitę ugdžiau savikontrolę, ar apsileidau šiame darbe? Kodėl, kaip, kokios buvo pasekmės? Žmogus, kuris nesusivaldo, yra kaip atviras miestas, kurio sienos sugriautos. Patarlių knyga 25 skyrius 28 eilutė.